Gerai, dar apie skaičius pakalbėsim. Pone Zabulėnai, jūs noriu kreiptis. Žodis toks renesansas buvo paminėtas. Jūs sutinkote, kad šitoje srityje, šitoje sferoje mes padarėme renesansą? Na, kaip pasakyti, sunku pasakyti šitoje vietoje, ar yra padarytas renesansas, galbūt ir taip, bet yra tokių, kaip sakyti, nežinomųjų šitoje vietoje pakankamai nemažai. Be abejo, čia galima gilintis į institucijų kompetencijas, kas, kur, kaip, už ką atsakingas, kiek yra skiriamos lėšos ir taip toliau. Bet tam pačiam žmogui ir, reiškia, gyventojai, sakykime, jam galbūt nėra taip svarbu, bet jam svarbu žinoti, kur jis galėtų pasislėpti, kas jo pasirūpins, kaip sakyti, ekstremalios situacijos metu ir panašiai. Ir aš, kadangi tokius, kaip sakyti, mokymus vedu ir gaunu klausimų, gaunu tiesiogiai klausimų iš pačių darbuotojų, kaip sakyti, iš pačių gyventojų, kadangi mokymai pagrindė yra, kaip sakyti, darbuotojams, bet jie tie patys gyventojai ir užduoda paprastus klausimus. Teisingai buvo paminėta, kad, reiškia, jeigu kalbam apie priedangas, tai didžiąją dalį jų arba pagrindinę dalį, tai būtent ir sudaro mokymo ugdymo įstaigos, mokyklos, darželiai, daugiabučių namų rūsiai, ar ne? Bet realiai, sakykime, paimti vidutinį ten daugiabutį, 9-aukštį ir tikėtis, kad visi daugiabučio gyventojai tame rūsy sutilps, tai yra pakankamai sudėtinga, ypatingai jeigu reikėtų praleisti galbūt ilgiau negu porą valandų, nors kaip ir priedangos yra skirtos kelioms valandoms, ar ne. Bet didžioji dalis tų pačių priedangų yra nurodytos kaip mokymo ugdymo įstaigos, mokyklos, darželiai, kuriuose tikrai, kaip sakyti, tankiai tenka lankytis ir kalbinti tų įstaigų, institucijų, darbuotojus ir vadovus. Ir šitoje vietoje kyla toksai klausimas, kaip pakliūti į tas priedangas, kalbėkime apie mokyklas, darželius, reiškia naktimis ir savaitgaliais. Nes visgi tos priedangos sudaro didžiąją dalį, sakykime, tų priedangų, ar ne? Tvarkoj, į savo buto namo rūsį aš galiu, kaip sakyti, nusileisti bet kurio paros metu, turėdamas raktą, galų gale kažkas tikrai iš kaimynų jie atrakins. Kas man atrakins mokyklą naktį, darželį? Dabar labai bijau suklysti, liktai vienoje iš tų tokių tvarkų rekomendacijų, liktai teko matyti, kad per parą turi būti, reiškia, ten organizuojama priedanga ir panašiai. Čia galbūt per parą kolektyvinės apsaugos statiniuose, bet priedangose. Tai kadangi dabar daugelis, beveik visos mokymo ugdymo įstaigos faktiškai sargų neturi, galbūt regionuose nebent, bet jeigu kalbėti apie didmiesčius, tai visas įstaigas saugo saugos tarnybos. Ir šita vieta yra neatidirbta, nes užduoda klausimus ir elementariai tų įstaigų vadovai, sako, tai kaip, jeigu koks pavojus, nelaimė, ir tie patys aplinkui gyvenantis gyventojai, kurie galbūt netilps į tą rūsį ir taip toliau, jie galbūt bandys evakuotis į tą mokyklą, darželį. Jis sako, kaip mes jį pakliusim. Pone Zabulėnai, jūsų reakcija į šviesoforą, jūsų galva, ko trūksta toms geltonoms ir raudonoms savivaldybėms, kad jos tos tikslus galėtų greičiau įgyvendinti? Turbūt kaip ir Edgaras paminėjo, iš tikrųjų, kad daug labai priklauso nuo to paties finansavimo, yra ir tų teisinių spragų arba niuansų, sakykime, su tais pačiais daugiabučių namų gyventojais, ten dėl leidimų, kitų sutikimų dalykų ir panašiai. Tai aš visiškai nenoriu kvestionuoti pastangų tiek departamento, tiek savivaldybių, jos tikrai yra labai gerai matomos, jos yra tikrai ženklios ir juntamos. Aš galbūt tik iš savo pusės, iš tos praktinės, sakykime, pasakysiu, kad galbūt žmonėm tiesiog trūksta pačios galbūt ir elementarios informacijos, sakykime taip. Gerai, yra patvirtinta civilinės saugos, kaip sakyti, mokymų programa ir jau nuo 2010 metų kaip ir turi būti mokomi ir šviečiami darbuotojai. Bet kaip šviečiami gyventojai, sakykime taip, ir jeigu mes anksčiau turėjom tas kažkokias karinės pamokėlės ir taip toliau, kur nuo vaikystės tam tikrus dalykus mokino, ugdė,
Tai šiandien dienai to yra truputėlį pasigendama, galbūt ir grįš į mokymo procesą tos daugiau civilinės saugos ir ugdymo. Bet aš visus turbūt paraginčiau, jau yra tikrai puikių dalykų sukurtų, vien tik tai ko verta svetainė Lietuvos pasirengimo ekstremaliom situacijom, kurioje konkrečiai ir galima rasti ir būtent mūsų šios dienos tematika, kaip sakyti, priedangas. Pasakykit pavadinimą svetainės, kad žiūrovai žinotų. lt72.lt. Tai yra Lietuvos pasirengimo ekstremaliom situacijom svetainė. Tikrai nuostabus kūrinys ir pagarba visiems kuriantiems ir be prisidėjusiems prie tos svetainės sukūrimo. Iš tikrųjų, joje tikrai yra labai daug geros informacijos tam paprastam piliečiui, sakykime, tam žmogui, kaip susiorientuoti. Yra interaktyvų žemėlapiai, kur galima tiesiog pasižiūrėti, kur tas artimiausias yra kolektyvinės apsaugos statinys arba priedanga nuo žmogaus gyvenamosios vietos, darbo vietos ten ar kitų lokacijos reiškia vietų. Kad nereikėtų bėgioti nelaimės metu ieškoti, kur čia pasislėpti, bet galbūt jau ir iš anksto žinoti, kur tos vietos yra. Kadangi laikas senka, dar labai trumpai aš jūsų noriu paklausti, ką žmonės savo namuose iš esmės galbūt gali padaryti, pakeisti, kad galėtų ten jaustis saugesni pavojaus atveju? Jeigu kalbėti apie pačius namus, pasirengimą namuose, tai be abejo, kad geriausia saugo nuo sprogimo, nuo skeveldrų, tai yra rūsys arba bent jau tos vadinamos cokolinės pagrindinės sienos. Ir turbūt nepamiršti susikrauti išvykimo krepšį, kas yra labai svarbu, iš tikrųjų susidėti, kad ir tom, jeigu kalbam apie priedangas, kur reikia 2-3 valandom galbūt išvykti ir taip toliau, turėti susikrovus išvykimo krepšį, mobilų telefoną, powerbanką, sakykime, tą patį alternatyvų pakrovėją. Tas mūsų mobilus telefonas puikiai atstoja ir žibintuvėlį, radio imtuvą ir internetą, galim viską matyti. Na, aišku, Rusija įprastai traukia. Kažkokią šiltesnį antklodę apsikloti, vandens, ten 2-3-4 valandom labai daug daiktų tarsi ir nereikėtų. Nes tai čia kaip minimum nuo to. Realiai visos rekomendacijos būtent yra ir pateiktos toje svetainėje, kad čia labai neišsiplėsti. Tiesiog reikia pasidomėti ir realiai ten labai daug atsakymų paprastam žmogui galima rasti. Būtent paskaičius pasidomėti. Ačiū.